Sveiki žvejai! Šį kartą mūsų laida šiek tiek bus kitokia, nes jis susidarys iš dviejų dalių žvejybinių. Pirmoje dalyje kartu mes žvejosime su Modestu Nemune, antroje dalyje pirmą kartą šturmuosiu, ir tai pati įdomiausia bus matomai dalis, Nerį. Neris Vilniuje, ne pačiame mieste, bet jos ribose gaudysime dugninėmis meškerėmis su Jaroslavu. Užsuksiu šiek tiek į Koto parduotuvę pasikonsultuoti, kur tai man reikia daryti, nes aš nei karto to dar neteko nei karto gaudyti Neryje. Taip kad bus tikrai įdomu, bus tikrai interaktyvu. Žiūrim! Prie krašto čia prie pat yra duobė 2 metrų, o toliau užmetus 1,80 m, taip kad ten yra sėklius toliau, o čia va yra tokia duobytė gražiai sukuriuoja. Reiks šitą vietą įsidėmėti ir pabandyti joje. O čia kažkaip tai prie krašto išmušta duobė. Gerai, po truputį judame krantu. Ir šiaip ir žuvies rodo. Štai vienas toks raudonumas yra rimtesnis. Įtariu, kad čia gali būti pakilęs šapalas. Bet kol kas dugnas lygus. Ir jaukinimui šita vieta man, va šita duobytė gal labiau patiko. Bandysim gal ir čia pamesti keletą rutulių. O vėl žuvis. Štai akivaizdžiai matos. Ir prie krašto, čia išėjimas iš graužto, reiškia, yra vandens srovės. Ir yra 2,1, o toliau užmetus 1,80 m, 30 cm perkritimas, daug ką labai reiškia. Ir reiškia, toli nereiks mesti prie krašto. Ir manau, ten, kur susibūrimas, ir reiks bandyti jaukinti. Dėl ko aš nusprendžiau iš dviejų būtent dalių mūsų šiandieninę laidą daryti, dėl to, kad Nemune sunkiai mums sekėsi pakankamai. Tačiau užkibo tikrai gražios žuvys ir gaila buvo tiesiog išmesti šitą medžiagą ir nusprendėme dėl to lipdyti prie mūsų antros dalies, kur gaudėme Neryje. Kuom skiriasi mūsų šį pavasarinę laidą nuo kitų, kad šį kartą mes jau pradėjome naudoti jauką. Jaukas šiek tiek vandeniui atšilus pradeda veikti ir darosi labai veiksmingas. Ir komponentai buvo upinis jaukas, maišomas su Modesto čia receptu su batonu mirkytu, klijais ir džiūvėsėliais spalvotais. Ir tokia masė, kukuliai, galima pasakyti, ne visiškai kieti, metami buvo į vandenį ir srovė juos plovė iš karto ir taip vilioja šapalą, nes šiaip šapalus vietiniai jaukina naudojant mirkytą batoną seną, pamirko, meta į vandenį ir srovė neša batoną ir taip šapalai laikosi tam tikroje vietoje. Taip, mes su Modestu tą darėm, gaudėm su plūdinėmis meškerėmis, bandėme įvairiausius masalus. Modestas batoną, labai įvairus masalas buvo. Na, o aš dar paeksperimentuodavau tai kukurūzą, tai sliekelį, tai uodo truklio lervą.
Na, Modestas kaip visada nebūtų Modestas, be žuvies nelieka, išsitraukė savo kelis tokius porimčių šapalus, na, pats rimčiausias kaip visada būna žvejams, atitrūko. Na va, jau kas sureagavo žuvis ir kažką visai gero turiu. Iš tikrųjų, karščiai susigundė kukurūzų, kurį pakeičiu į batoną. Keletą pravedimų ir šėrim kukurūzais, miksuotai su jauku, džiuviesiais ir štai prisistatė prie jauko ir karšis. Taip kad šiuo metu laiku tikrai rekomenduoju jaukinti ir sureaguoja įvairios nemune žuvys. Tokia buvo mūsų žūklė, tikrai stengiamės, ilgai mes gaudėme, tačiau visos žuvys sukibo per 1 valandą. Būna jau taip, tas nemunas irgi kartais būna įnoringas, čia žuvis ateina, čia žuvis kaip atėjo, taip ir užtrenkė duris ir išeina. Na, antra dalis man pati linksmiausia ir įdomiausia. Nusprendėme su operatorium, kągi čia daryti ir su bičiuliu iš Koto Jaroslavu, kad reikia šauti neregį. Kodėl per kiemą teka upė? Kodėl joje niekas, ne tai kad niekas, kodėl mes joje negaudome. Na ir pasitarę su keletą vyrų, iš Koto parduotuvės sužinojome vietelę, Jaroslavo čia vietelė, jisai seniai, dar kai mažas, laksydavo čia žvejodavo ir sako, važiuojam pabandyti, 100 metų nebuvau. Ir žiūrėkite, kaip mums sekasi.
Sveiki žvejai! Šiandien sveikinusi šiek tiek ne iš tradicinės vietos, iš žūklės reikmenų Kotas Vilniuje, nes tam yra labai rimta priežastis. Pirmą kartą savo laidos istorijoje šturmuosime Neries upę su dugninėmis meškerėmis. Man kompaniją palaikys Koto darbuotojas Jaroslavas, kuris šiuo metu ruošiasi savo įrankius, nors šiek tiek prieš žūklę noriu pasimti keletą jaukų, keletą sistemų ir gyvų masalų. Uodo trūklio lervos ir kriauklės kvapas turėtų šaltam vandeniui būtų pats tas. Na ir tikrai kažkokia tai... va, dar spalvotų džiūvės būtinai reikia pasimti. Kažkokio ypatingai turiningo ir kvapnaus jauko tikrai šiandieną neruošiu. Šaltas vanduo, Neris visgi šaltesnė upė negu Nemunas. Ir bandysime suvilioti skurdžių tokių jaukų. Keletas paraštų sistemėlių dugniniai. Ačiū Patrikui, kuris puikiai šauniai tikrai moka rišti ir tokie tinginiai kaip aš naudojasi šitais privalumais, nes tikrai kokybiškai ir gerai surišta viskas. Na, aš iš karto pasiskambinau, visą parą dirba, kada nori galima pasiskambinti ir suruošiu jums masalus. Taip, kad aš manau, kad jau man suruošė Darius. Gerai. Na, štai, ačiū. Pasiruošta žvejybai, belieka tik tais prigriebti šalimais Jaroslavą ir šauti į nerį. Bus tikrai įdomu, tačiau ypatingai sunku. Nepažįstami plotai, Neris įnoringa upė. Na va, atvykome ant Neries kranto, tikrai gražus kraštovaizdis, upė graži. Tikėkimės, kad duos kažkokių rezultatų. Šiaip iš tikrųjų pirmą kartą gaudau su dugninė meškerė Neryje. Apskritai, nors ir Vilnietis esu, ir Neris teka per kiemą, tačiau labai mažai žvejoju ir manau, kad po truputėlį šitą klaidą aš taisysiu ir kuo toliau, tuo labiau pradėsiu domėtis šitą upę. Manyčiau, kad dar šį sezoną mes ir būtinai paspiningausime joje. Prie dugno matom žuvies simbolius. Ir čia yra iš duobės išėjimas į sėklių, ta duobė reiškia yra perspektyvi. Vėl pagilėjimas. Įvairus, žodžiu, reljefas, yra duobyčių, išėjimų iš duobyčių. Tikrai įdomi vieta ir perspektyvi. Ir kas džiugu, kaip Neryje, apie 3 metrų duobė, tai jau skaitau, kad gera duobė. Na, pavadėlį pabandysiu užrišti kokią metrą, virš metro. Ir vieną meškerę mesiu prieš srovę pagrindinės, o kitą pabandysiu pagrindinę srovę. Dėl to ir pasirinkau vieną šėryklėlę
40 gramų, kitas 70 gramų. Sakau, pirmą kartą gaudau, dėl to 2 meškerės, skirtingomis distancijomis. Laiko turiu nedaug. Jeigu visą dieną gaudyčiau, užtektų ir 1 meškerės, tačiau turiu gerų 3 valandų. Vakarinė grinai žuklė ir noriu išbandyti įvairius atstumus ir distancijas ir pavadėlių ilgius. Šitą pakankamai didelį ryšių ir ilgą. 0,14 diametro. Jeigu silpnas kibimo bus, kažkoks bent kibimas ir nepaims masalo, ryšių plonesnį ir gal net dar ilgesnį. Na, jau kas pabrinko, šiek tiek dar sudrėkinsiu labai nedaug. Ir šiek tiek pasipilsiu. Pakamščiuosiu, kamščius padarysiu, džiūvėsiu. Na va, pirmoji žuvis visiškai ramumoje ir galiu pasakyti, kad stambi žuvis. Štai, pirmas Neries mano laimikis ir atsidariau su tokiu gražiu karšiuku. Greit sureagavo į jauką. Štai, prašau. Prašau. Pirmas Neries karšis. Pradžia labai netgi daug žadanti. Įspūdingas laimikis. Bent jau kaip man Neryje. Štai koks grožis puskaršiukas. Negalima sakyti jau karšis. Keliauja į laisvę. Argi Neris nenuostabi. Pagal kiršliuką greitai mes jį paleidinėjame. Karšis, kiršlys. Wow! Staigiai leidžiam, nes negalima gaudyti tokiu būdu kiršliu. Jeigu netyčia užkimba, būtinai reikia paleisti. Ką gaudome toliau, tikrai žuklė darosi įdomi ir turininga.
Na, kol puikiai leidžiu laiką ant Neries kranto, žadėjau šiek tiek pakalbėti apie sistemas, kurios išskirtinai yra rišamos Koto parduotuvėje Vilniuje. Aš gaudau Neryje Vilniuje, tikrai jo ribose. Ir dėl to ir kalbėsiu šiek tiek, ką galima būtent rasti tik Vilniaus parduotuvėje, bent kiek aš žinau. Ir aš naudojuosi šitomis inline sistemomis, tai vienas darbuotojas Patrikas, jie suriša, tikrai turi vyras geras rankas, išmano apie dugninės žuklę, tiek ir plūdinės, taip kad suteiksime jam garbę ir pristatysime jo surištas sistemėlės, kur, kaip sakau, tinginiam. Tokiem kaip aš, kurie tingi rištis, nes kai yra geras surištas daiktas, galima tom pasinaudoti. O kas netingi arba priverčia sąlygos, kad baigėsi tos sistemėlės, gali visada susirišti ant kranto žvybos vietoje. Aš gaudau dabar būtent tokia sistema, vadiname inline. Yra įvairiausių tų sistemų, tai kalbėsiu šiandien apie būtent šitą konkrečią sistemą. Valo atkarpa. Gali būti fluorokarbonas, gali būti tiesiog paprastas valas, bet geriau naudoti fluorokarboną. Sekundėlę, kibimukas buvo trumpas. Ne, sureagavo, bet paliko. Tai va, veriasi segtukas, tiesiog ant valo atkarpos, kuris važinėja valo šitą atkarpą, kuri rišama yra prie pinto valo. Tai tokia paprasto arba fluorokarboninio valo atkarpa. Toliau stop mazgas, kad nesidaužytų į suktuką, segtukas ir tiesiog jisai ilgiau tada tarnaus. Tada ant segtuko maunasi tokia gumytė, kuri šiek tiek atveda nuo šėryklėlės patį pavadėlį. Ir čia yra surišta iš fider gum, tai vadinasi fiderinis gumos kasytė, kuri pririšta yra prie segtuko. Ir padaryta kita kilputė, jau rišamas pavadėlis. Kam tai reikalinga? Tai pademonstruosiu. Užsikabinus šėryklą ant segtuko. Kai jinai privažiuoja štai prie ten, kur rišamas pavadėlis, jisai atvedamas yra į šoną. Jeigu tai būtų tiesiog iškart pririštas pavadėlis prie suktuko, tai jisai labai pintųsi aplink šėryklėlę ir jeigu įsivaizduojate, paimtų žuvis, pradėtų tampyti, tai pajaustų iškart šėryklos svorį. Ir dažniausiai spjautų arba tiesiog nepamatytumėt kibimo. Dėl to šitas atvedimas yra reikalingas, kad kuo mažiau painiotųsi pavadėlis aplink visą šitą sistemą. Padarius taip, per žvejybą, jeigu vieną kartą ir susisuks, bet tačiau labai lengvai irgi atsisuka, tai visko būna upėje, srovėje, užneša, susuka, sukurėja ir taip toliau. Bet tai labai reta išimtis ir dažniausiai netgi ir šiandien naudojant 1,5 metro pavadėlius, viskas vyksta sklandžiai, nei vieno susipainiojimo, nei vieno kažkokio tai nemalonaus atsitikimo, kad reiktų narplioti ar kitaip perišinėti, perdarinėti sistemą. Tai mano dažniausiai naudojama sistema ir ačiū Patrikui, kad jisai man jas ir surišo. Va, ant 2 meškerių iškart kibimai, į jauką žuvis reaguoja įvairiausia. Štai ešeriukas. Na ir pakirtau kažką Jaroslavui, jis taip pat traukia žuvį. Kokia neteisybė, aš pasikirtau ešeriuką, pakirtau Jaroslavui. Tikrai gražų,
800 gramų rimtą žiobrį. Ir stebina kol kas įvairovė, karšis, kiršlys, strepetuką pagavau, nespėjau nufilmuoti. Žiobris, ešerys. Žuklė tik prasideda į jauką, sureaguoja įvairiausias žuvis ir tikrai rekomenduoju jaukinti visiems. Važiuoja. Kam man važiuoti į Nemuną, jeigu ant mano kiemo pilna upė žuvų. Reiks dažniau gaudyti Neryje. Štai tokie egzemplioriai, retos žuvis, bet tikrai gražios, didelės ir įvairios. Slieka. Prieš tai musės lerva, sliekos su musės lerva kombinacija. Šįkart sliekelis. Tadam! Strepetukas. Nedidokas. Šiuo metu kaip tik strepečiai neršia. Juos reikia greitai paleisti. Nedidokas. Na, šiandieninė žūklė baigėme, tikrai buvo įdomi ir labai džiugu, kad pilna įvairovės žūklė ir tikrai jums žiūrovai pažadu, kad tai yra ne paskutinė žūklė iš Neries. Bandysim gaudyti ir plūdinę, ir mikromasalais. Tikrai verta gaudyti Neryje ir pasižadu savo, kad aš čia tikrai sugrįšiu ir ne vieną kartą. Na, šiandien žūklę baigiame ir laukia jūsų laivybos tematika. Ir tikrai neišjunkite televizoriaus, neperjunkite kanalo, nes bus įdomus eksperimentai su aliumininė valtim, su skirtingais varikliais, elektriniais ir benzininiais. Taip, kad žiūrime laivybos tematiką. Sveiki laivybos mylėtojai. Kaip matote, šiandieną esu vienas, Darius kažkur Viduržemio jūroje testuoja motorinės prabangės jachtas. Ir šiandieną kalbėsiu aš apie aliumininės valtis Alumacraft John Boat 430, būtent modelį. Per daug neišsiplėsiu, nes po to matysite video testų, taip kad trumpai. Modelis 1436, ilgis 430, plotis 1,40 m, svoris 60 kg. Kuomgi šitos valtys yra geros ir nepakeičiamos? Taip, dėl to, kad jos yra padarytos iš aliuminio
ir jos yra ilgaamžės, praktiškai galima pasakyti, jos yra amžinos. Labai rekomenduoju visiems žmonėms turintiems sodybas, verčiantiems kaimo turizmų, kurie nuomoja valtis, arba ir šiaip žvejam, kurie mėgsta žvejoti ir nori patikimo amžino daikto, kuris nesilamdo, kuris neprakiurs jums niekada ir tarnaus ilgai. Kaip matote, konstrukcija visa, kaip ir minėjau, iš aliuminio. Kokie dar yra jos privalumai? Kad galima susikonstruoti pagal savo fantaziją. Įsidėti dugną tiek priekyje, tiek gale. Galima, kas mėgsta žvejoti twitchingo būdu, pasidaryti platformą, sujungus šitas dvi dalis, įsistatyti papildomą kėdę, ant kurios puikiai sėdėt. Galima ir gaudyti twitchingo būdu, nes aukštai stovi, patogu daryti būtent šios spiningavimo būdo judesius ir žaisti su masalu. Na, tiek trumpai apie jas. Na, o dabar pasižiūrėkite testus, nes pagrindiniai klausimai iškyla žmonėms, ar jinai yra stabili, kiek jinai plaukia su elektriniu varikliu, su 5 arklio jėgų varikliu, su 10 arklio jėgų varikliu, nes būtent šiai valčiai rekomenduojama iki 15 arklio jėgų naudoti benzininius variklius. Taip kad testas elektriniai varikliai, benzininiai varikliai. Ir pasižiūrėkite, kiek, kokiu greičiu su tam tikrais varikliais plaukia šios aliumininės valtys. Telefone nusistatęs esu, kad rodytų per kiek kilometrų per valandą greičiu, kokiu plaukiu. Ir dabar jungiu pilną greitį ir žiūrime, kiek galima išvystyti su 55 LBS-u Motorguide elektrinių variklių greitį, būtent su 430 aliumininė valtim, kuris sveria 65 kg. Gauname pagreitį, jau 5 km per valandą greičiu, 6. Taip, kažkur tai 6 km per valandą greičiu galima plaukti dviese, pavėjui, su pakankamai didelė valtimi ir elektriniu varikliu. Aišku, sąnaudos akumuliatoriaus greitai plaukiant yra pakankamai nemažos, tačiau jeigu pasistatysite galingą, rimtą akumuliatorių geros kompanijos, tai visą dieną tikrai jums užteks 12 valandų žvejybos tikrai per akis ir netgi aš galvoju, kad 2 dienas su 130 ampervalandų akumuliatorium galima būtų drąsiai plaukioti ir žvejoti. Na, dabar sukuosi ir pabandysiu paplaukti prieš vėją. Kiek pasikeis slydimas valties ir greitis. Na, nukrito 1 km per valandą tik tais greitis, tai tikrai geras rezultatas. Ir plaukt 5-6 km per valandą greičiu su elektriniu varikliu, tai yra tikrai puikus rezultatas. Na, kitas mūsų dalyvis yra Torkido. Privalumas lengvas, 12 kg. Užsidėti vienam nėra ką. Taigi, numeris 2, Torkido 1003. Bandom. Wow! Jaučiuosi kaip plaukdamas su benzininiu varikliu. Įspūdinga. Tikrai rimtas reikalas. 11 buvo pasiekta kilometrų per valandą greitis. Nu, tai tikrai rimta. Ir jaučiasi plaukimas, bangos kyla iš manęs ir gale visa pilna jėga plaukiant. Tai būtent šitas variklis, kaip gamintojas pateikė tokią charakteristiką, iki 40, iki akademinės valandos pilnu jėgumu gali plaukti, tačiau yra galima įsigyti papildomai viršų sumontuojamą akumuliatorių, papildomai jį turėti valtį ir 2 akumuliatoriai, lėta eiga, tikrai pilnai užteks jums visą dieną
tiek greitai perplaukiant nuo vienos vietos iki kitos, tiek iš lėto velkiaujant arba šiaip paprasčiausiai plaukiant, žvejojant, džigaujant. Trečias eksperimento dalyvis – Tohatsu 5 arklio jėgų. Leidžiam. Hopa. Vienas iš įdomesnių eksperimentų. Ar dviese išeisime į glysą su 5 Tohatsu? Bandome. Išėjome 22 km/h greitis, dviese drąsiai, su aliumininė valtim glisuojame su 5. Tai yra jėga. Nerealu. Aš manau, mes padarysime eksperimentą ir pasisodinsime 3. žmogų dar. Nu ką, bandome 3. Bandom. Įspūdis buvo plaukiant su 5 tikrai didelis, netgi 3 išėjome į glysą, 17-18 valtis tikrai nestūmė vandenį, o čiuožė paviršiumi. Ir dviese plaukiant, jeigu sugebėjome išvystyti net iki momentų iki 24 km/h greičiu, tai 3 17-18 km/h greičiu tai yra puikus rezultatas, jeigu žinant, kad tai yra 5 arklių jėgų variklis ir 4,30 m valtis. Nu, tai pilnai 3 galima žvejoti ir skraidyti po ežerą su 5. Na, o įdomu, kągi išdarinės 10 ant šitos šaunios aliumininės valties. Nu, įdomu. Plaukiam. Taigi, pradedu eksperimentą. Iš lėto bandysiu pagauti pagreitį. 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Eina kaip per sviestą, 32. Tyliai, gražiai slysta, labai fainai plaukia. Ir pakankamai stabiliai. 35. Taip, iš tikrųjų, įspūdingas buvo bent jau man asmeniškai testas. Labai nustebau, kad šita valtis yra stabili ir kad ir jos dugnas yra plokščias. Dėl to ir yra stabili, kad pirmas dalykas, kad dugnas yra plokščias, nors ir jisai plokščias, tačiau jisai slysta per vandenį kaip čiuožikas. Be jokių kliūčių, drąsiai, tiesiai, puikiai plaukia.
puikus stabilumas, taip kad visiems žvejam ir gamtos mylėtojam rekomenduoju pagalvoti apie tokio tipo valtis. Šiandien tiek, susitiksime po savaitės, tuo pačiu metu, iki.